tėvo meilė, viešpaties Jėzaus Kristaus ramybė, tebūnie su jumis visais. Broliai ir seserys, leiskite šiandieną jūs visus pasveikinti su mūsų švente, su Mindaugo ir karalienės Mortos karūnavimo diena. Šiandieną mes šią šventę švenčiame istorinėje vietoje. Čia Agluodoje buvo Mortos tėvonija, čia buvo ir karaliaus Mindaugo palaidojimo vieta. Į Agluodą gal pradėjau važinėti prieš 20 metų ir tada tie žmonės, kurie vesdavo ekskursijas čia, gidai, jie šitą istoriją papasakodavo. Kažkada teko susitikti labai seniai su vyskupu Janiu Buliu ir jis sakė, reikia kažkaip įamžinti šiuos istorinius įvykius. Ir jau ne taip seniai, prieš keletą metų, dabar čia esantis ir kartu su mumis besimeldžiantis mūsų Lietuvos ambasadorius Ričardas Degutis pakvietė į komitetą iniciatyvinę grupę paminklui Mindaugui pastatyti. Ir nuo to laiko jau mes Liepos 6 su maldininkais čia važiuojam, meldžiamės, šiais metais gal ne tiek gausiai, bet tikėkim, kad bus ir gausesnių metų, nes ši diena, Liepos 6, yra mūsų tautai brangi, turbūt brangi ir šitam regionui. Ir šiandieną visi, kaip viena šeima, melskimės už tėvynę Lietuvą, už tėvynę Latviją ir prašykime, kad šios dvi valstybės ir toliau stiprėtų kaip socialinės, dvasinės, politinės ir kultūrinės institucijos, kad mums šiose valstybėse gyventi būtų saugu ir prisiminkime, kad ištakas ir pirmtakai valstybingumo kaip tik buvo karalius Mindaugas ir karalienė Morta. O kad šiandieną susirinkę vertai galėtume pradėti šventąją mišių auką, prisiminkime klydę ir melskim gerai Dievą atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seseris, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
Garbė Dievui aukštybėse.
Dieve, savo sūnaus nusižeminimu, pakėlęs nupuolusį pasaulį, duok savo tikintiesiems šventą linksmumo, tu išplėši juos iš nuodėmės vergijos ir nuvesk į amžinai džiaugsmą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Dabar galima sėsti visiems. Kviečiame pasiklausyti pirmojo skaitinio iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi, jūs visi, kurie ją mylite. Drauge su ja būkite gerai nusiteikę, visi, kurie jos liūdėjote. Nes viešpats sako, štai aš nukreipsiu jon taiką, nelyginant srautą, tautų turtus lyg tekančią upę, kad juos prisotintumėte tosios paguodos, džiugiai atsigertumėt jos turtų gausybės. Kaip kūdikius nešios jūs ant rankų, supuos jūs ant kelių, kaip motina guodžia, taip aš jūs paguosiu. Jeruzalėje rasit paguodą. Kada tai išvysit, pradžiugs jūsų širdis ir patys sužysite, lyg jaunas žolynas. Taip viešpaties ranka padės jo tarnams. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tuomet
atsistojo vienas iš įstatymo mokytojų ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įsakyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jeriką ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliavo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą kelio pusę. Taipogi ir levitas. Pro tą vietą eidamas jį pamatė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis, samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą slaugėje. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Girdėjote Viešpaties žodį. Galima sėsti visiems. Šios dienos Evangelija vadinasi palyginimas apie gailestingąjį samarietį. Ir čia reikia prisiminti, kasgi buvo tie samariečiai. Tie samariečiai buvo žydai. Tik tai vienas skirtumas tarp jų ir kitų žydų, kurie gyveno Jeruzalėje, Betlėjuje, Palestinoje, ir tarp tų, kurie gyveno Jerike aplink Galilėjos ežerą, jie gyveno ties viduriu samariečiai. Taigi žydai norėdami eiti, turėjo eiti per samariečių teritoriją. Kuo jie skiriasi nuo kitų žydų? Tuo, kad jie ilgiau užsibuvo Babilonijos nelaisvėje, apie 70 metų ilgiau. Ir kada žmogus sugrįžta iš nelaisvės vėl tremties į savo žemę, jis jau tampa kitoks. Ir štai tie žydai, kurie anksčiau išsivadavo iš nelaisvės ir tremties, jie samariečius laikė kitokiais, nesavais. Jie laikė juos kažkokiais nešvariais, svetimai žmonėm, iš vieno indo net vandens nebūdavo galima gerti. Ir štai Kristus duoda tokį palyginimą, kad štai žydas, kunigas, žydas, levitas eina pro sužeistąjį žmogų ir neištiesia jam gailestingumo rankos. O samarietis, kuris visoje tautos pasąmonėje atrodo svetimas ir priešas, jis ištiesia gailestingumo ranką, duoda net 2 denarus, kad šis sužeistasis būtų slaugomas toje užeigoje. Taigi, šiandieną ir šiais metais, kada katalikų bažnyčia švenčia gailestingumo metus, šis palyginimas mums primena, kad kartais mylėti savo artimą tautietį, kuris beveik panašus į mus, bet truputėlį skiriasi, yra sunkiau negu mylėti kažką kitą, kuris labai ir labai toli nuo mūsų gyvena. Ir turbūt ši šventė, karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos karūnavimo diena, ji yra tam tikras simbolis, kuri suartina, kviečia bendriau mąstyti apie praeitį ir istoriją, 2 baltų tautas, Lietuvą
ir Latvija. Ir dar keletą minčių apie Agluonos Dievo motinos paveikslą. Agluonos Dievo motinos paveikslas atkeliavo ne iš kur nors kitur čia į Agluoną, bet jis atkeliavo iš didžiųjų Lietuvos kunigaikščių rūmų. Kunigaikščiui Vytautui turkų Konstantinopolio miesto imperatorius, patriarchas padovanojo ikoną, kuri dabar vadinasi Trakų Dievo motinos ikona, su prašymu, kad padėtų kovoje prieš islamą. Ir štai už kažkiek laiko valdovai Lietuvos nusprendžia ikonos kopiją, originalią kopiją. Originali kopija vadinasi tada, kada išmatavimas daromas 1:1, tą originalią kopiją atgabenti čia į Agluoną. Kodėl į Agluoną, į kunigaikštystės užkampį? Turbūt mes per istoriją primiršom, o tada kunigaikščių laikais visi gerai žinojo, kad čia buvo ta vieta, kur palaidotas pirmasis Lietuvos karalius, jo žūties vieta, nes pagal viduramžių mąstymo konstrukciją karališkieji daiktai turėjo eiti į karališkasias vietas. Todėl čia ir buvo įsteigtas Dominikonų vienuolynas ir atgabentas šis paveikslas, Trakų Dievo motinos kopija, kuri dabar tapo visos Latvijos globėja. Ši bazilika yra paskelbta Latvijos nacionalinė šventovė ir šie du paveikslai, Trakų ir Aušros vartų paveikslai, mus jungia abi tautas, karalienės ir Mortos ir karaliaus Mindaugo istorija taip pat jungia šias abi tautas. Ir mes šiandieną švęsdami pirmojo balto karaliaus karūnaciją, mes šiandieną, kaip jau mišių įžangoje minėjau, ir toliau melskimės, kad Dievas laimintų šias abi tautas. Melskimės už Agluoną, už šią baziliką, kad ji taptų ne tik Latvijos šventovė, bet kad čia būtų ir Lietuvos lietuvių piligrimystės vieta. Amen. O dabar visi atsistoję kartu junkimės į bendruomeninę maldą. Brangieji, dalyvaudami šiose mišiose, paveskime Dievui visos žmonijos rūpesčius, darbus bei kentėjimus ir prašykime visiems pagalbos. Į maldavimus atsakysime, prašom tave viešpatie. Dieve, padėk šventajam tėvui ir visiems bažnyčios ganytojams skelbti Kristų visai žmonijai. Dieve, palenk į vienybę su katalikų bažnyčia visus nuo jos atsiskyrusius brolius. Dieve, padėk, kad mūsų tautų jaunimas pamiltų tikėjimą, dorą ir darbą. Gerasis Dieve, laimink, kad karalienės Mortos ir karaliaus Mindaugo pradėtas tikėjimas, jų krikštas ir tikėjimo dvasia toliau skleistusi Lietuvos ir Latvijos tautose. Visagali Dieve, mūsų prieglauda ir stiprybė, išklausyk savo bažnyčios maldas ir suteik, ko nuolankiai prašome per Kristų mūsų viešpatį.
prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau visagali Tėve dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Į garbę iškeldama šventuosius su naujomis jėgomis gynyti bažnyčiai ir didžiausią meilę Kristui. Šventoji pilnas pavyzdys nuolat mus skatina siekti išganymo pilnatvės ir į uždarimas kasdieną mus lydi. Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname Tave viešpatie nepaliaujamą giesmę. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite
nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos didelius šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Prancišką, mūsų vyskupą Janis ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su mirtimi prisikelti. Ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesą į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų. Ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdyte mergele Marija, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Ir jis su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmio išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, savo apaštalams pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmio, savosios bažnyčios tikėjimo
ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Melskimės. Nuostabiai apdovanojęs mus Viešpatie, duok mums visada apsčiai turėti išganymo gerybių ir be paliovos tave garbinti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Tepalaimina jus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydi jus Viešpaties malonė. Ir baigiant, dar noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavote šioje iškilmėje, ypatingai chorui iš Kauno Perkūnas, kurie papuošė šią šventę. Taip pat šventė dar nesibaigia. Čia viršum bazilikos yra baltoji salė už altoriaus, ten tęsis koncertas, kur koncertuos ir jau paminėtas choras, ir choras iš Rezeknės, medikus. Taigi visiems dėkoju už šventę ir ypatingai mūsų ekscelencijai ambasadoriui Ričardui Degučiui, kurio iniciatyva ši šventė kaip tik ir įvyko. Taigi, telaimina jūs visus Dievas.